StreamVL tik atsidarė prieš 2 valandas. Servisas skirtas restreamui. Multitransliacijai daryt per daug kanalų. Taip, pasijungiam tai galima per Google arba per VK. Aš pasijungsiu per VK. Gerai. Galima per šią pridėt. Galima ir per šią pridėt. Skirtumo nėra. Pridėsiu YouTube'ą. Gerai. Va. Taip. Jungiam. Taip, šiakas. Aha. O, servisai. Mes imsim Vokietijos, nes jis aukščiausiai mūsų. Taip, dabar reikia OBS-ą. Einam šią. Keičiam šiandien. Tada kopijuojam raktą tuoj. Šitą ištrinam. Jungiam transliaciją. Grįžtam atgal. Transliacija eina ir va čia galima paspaust. Transliacija eina. YouTube'e. Taip galima kitas platformas pridėti irgi. Čia apačioje rodo online'as, koks jūsų rezoliucija, bitrate'as ir kiek FPS. Čia kalendorius kažkoks. Čia man atrodo video pridėt galima. Ai, va, šią video pridėt galima. O ten nežinau. A gal atbuloj. Čia statistika. Čia serveriai vėl. Čia ką palaiko. Informacija profilio. Irgi kažkokia informacija. Taip, šitą nukopijuosim iš karto. 10% nuolaidą gaunu aš, o jūs gaunat 4 eurus. Kas susiregistruos per šitą referalinį saitą mano kur. Čia donatas. Vat. Ant senos versijos kainavo 4200 paskutinės šitas. Dabar viskas atpigo. Ir bitrate'ą pakėlė. Paskutinis buvo 4K, dabar padarė 8K ir 200 000 bitrate'o, 500 GB. Čia video skirta. O čia galit daryti taip. Pasidarot OBS 50 000 bitrate'o. Per saitą nusiperkat, kurią jūs naudosit rezoliuciją. Ir rezoliuciją pasirenkat. Pavyzdžiui, 4K. Jeigu 4K pasidarė 50 000 bitrate'o OBS-e, streaminat YouTube 4K pagal viską, o čia nusiperkat va šitą, man atrodo, tiesiog Twitch'ui. Ir padarot Twitch'ui bitrate'ą per saitą 8000, YouTube eis streamas 4K, o Twitch eis Full HD 8000 bitrate'o ir viskas. Bet čia mokama 9 eurai už mėnesį. Čia nežinau kas. A, čia pridėti video vėl. Kartuojasi. Profilio informacija. Čia Google galima pridėti Telegramą.
Čia Androidų programa, čia Windowsams programa. Telegramas, mobilus, čia irgi telegramas ir mobilus ir akantas. Tai vat.